Sveiki. Na štai šiandien ir vėl galite mane matyti. Techninis visokiausi nesklandumai vyksta bedarant dalykus ir aš mokausi ir vis daugiau suprantu, išmokstu, kaip elgtis, ką daryti. Ir, aišku, dar yra daug kur tobulėti, bet svarbiausia man yra, žinoma, perduoti žinutę, kurią aš noriu, todėl nelabai noriu leisti techniniams kažkokiems tai nesklandumams mane sustabdyti ir neleisti padaryti to, ką aš numačiusi esu padaryti. Taigi šiandien jau susirinkome čia, susitinkame gauti šventosios dvasios patepimą ir šventosios dvasios krikštą, galbūt ugnimi, ar ne? Kalbėjome ir žinome, kad šventosios dvasios patepimas svarbiausia tai duoda žinojimą ir moko mus visko, tai yra tiesa. Kaip ir matėte praėjusį kartą, taigi pats svarbiausias dalykas yra man, kad jūs gavę šventosios dvasios patepimą turėtumėte tą mokytoją savo viduje, vidinį mokytoją, kuris jūs ves į visą tiesos pažinimą. Taip pat gavę šį patepimą, gavę šventąją dvasią, mes gauname galią gydyti ligonius, išvarinėti netyrąsias dvasias. Taip pat šventosios dvasios veikimą lydi kiti ženklai ir stebuklai, kurių mes gaudami šią dovaną, žinome, tikimės ir tikėsime, kad šie dalykai vyks mūsų gyvenimuose, bet tai vyksta ne visada staiga, dažnai palaipsniui, mums atnaujinant protą ir vis geriau pažįstant viešpatį, studijuojant jo žodį, einant į tą tiesos pažinimą palaipsniui. Kaip jau ir kalbėjome, šventoji dvasia krikštija ugnimi ir čia aš noriu su jumis pasidalinti viena rašto vieta iš pirmo laiško Tesalonikiečiams 5 skyriaus, kuris sako: juk jūs visi esate šviesos vaikai, dienos vaikai, mes nepriklausome nakčiai, nei tamsai, todėl nemiegokime kaip kiti, bet budėkime ir būkime blaivūs. Mat kas miega, miega naktį, ir kas pasigeria naktį. O mes, priklausydami dienai, būkime blaivūs ir dėvėkime tikėjimo bei meilės šarvus ir išganymo vilties šalmą. Juk Dievas paskyrė mus ne tam, kad užsitrauktume rūstybę, bet kad įgytumėm išganymą per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, kuris numirė už mus, kad mes ir budėdami, ir miegodami gyventumėm su juo. Taigi nepertraukiamai mes gyvename su viešpačiu ir jo dvasia. Ar esame atsibudę, budėdami, sako švento rašto toks žodis parinktas, ar miegodami. Kai mes miegame, mes esame suvienyti su šventąja dvasia ir Kristumi. Ir kai esame atsibudę ir gyvename savo dieną, taip pat gyvename su juo. Todėl guoskite ir stiprinkite vieni kitus, ką jūs, aš tikiuosi, ir darote. Mes prašome jūs, broliai, gerbti tuos, kurie darbuojasi tarp jūsų, vadovauja viešpatį ir teikia jums pamokymų. Labai branginkite ir mylėkite juos dėl jų darbo. Taikiai sugyvenkite tarp savęs. Raginame jūs, broliai, įspėkite nedrausminguosius, suraminkite mažadvasius, palaikykite silpnuosius, būkite kantrūs visiems. Žiūrėkite, kad kas neatsimokėtų kam nors blogu už blogą, bet visuomet skatinkite daryti gerą vieni kitiems ir visiems. Visuomet džiaukitės, be palavos melskitės, visokiomis aplinkybėmis dėkokite, nes to Dievas nori iš jūsų Kristuje Jėzuje. Ir štai šita 19 eilutė, kuri yra mums labai aktuali, kadangi mes kalbame apie šventąją dvasią ir jos krikštą. Mes jau kalbėjome įžangos 09.
4 video berods, ar ne, kad turime saugotis neliūdinti šventosios dvasios. Tačiau čia, šitoj rašto vietoj, mums dar sako ir negesinkite dvasios. Taigi, kai mes ją gausime, jau žinome, kad turime saugotis jos neliūdinti, bet taip pat negesinti. Negesinkite dvasios. Tai reiškia, jeigu gausite dvasinių įkvėpimų, kažką sakyti, kažką padaryti, kažką tai nuveikti, pasistengkite neatsisakyti. Žinau, kad tai nėra paprasta ir kartais būna nelengva, kartais būna labai sunku. Ir mes ne visada būname tokie ištikimi ir drąsūs ir tvirti tikėjime ir greiti paklusti dvasios įkvėpimams ir vedimams. Ir taip ją prigesiname. Manau, visiems pasitaiko, bet kuo toliau, tuo greičiau taip įvykus mes einame į atgailą ir sakome, atleisk Viešpatie, aš nepaklusau tavo impulsui, tavo dvasios vedimui. Ir noriu pasitaisyti, noriu būti greitesnis vykdyti tavo dvasios vedimo nurodymus. Taigi, negesinkite dvasios, negesinkite, vadinasi, jie yra ugnis, kuri mus uždega. Jie yra ugnis, krikštas, šventąja dvasia ir ugnimi. Ir negesinkime tos ugnies savyje. Toliau sako, neniekinkite pranašavimo ir visą ištirkite ir kas gera, palaikykite. Susilaikykite nuo visokio blogio. Ir linkėjimai. Pats ramybės Dievas jūs tobulai tepašventina ir tai išlaiko sveiką bei nepeiktina jūsų dvasią, sielą ir kūną. Mūsų Viešpaties Jėzaus atėjimui. Tasai, kuris jūs šaukia, yra ištikimas, jis ir įvykdys. Broliai, melskitės už mus, pasveikinkite visus brolius ir seseris šventu pabučiavimu. Saigdindami jūs Viešpačiu prašau, kad šis laiškas būtų perskaitytas visiems broliams ir seserims Kristuje. Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristus malonė tebūna su jumis. Taigi norėjau tiesiog ypatingai akcentuoti šią eilutę. Negesinkite dvasios, mes gausime dvasią, mes gausime jos ugnį. Ir pasiryškime jos negesinti su Viešpaties Dievo Tėvo ir pačios šventosios dvasios pagalba. Žinote, kai aš galvoju apie šventosios dvasios gavimą, man į galvą iš karto ateina prasidėjimo momentas. Gal jūs jau teko jums matyti šį video, ar ne, kai susiliejus vyriškai ir moteriškai ląstelėms įvyksta naujos gyvybės prasidėjimas ir štai toks šviesos pliūpsnis. Tai kažkaip panašiai aš jaučiu, lyg tai būtų apvaisinimas, Dievo dvasios apvaisinimas įvykstantis mūsų sieloje, kai Dievas išlieja į mūsų savo dvasią. Mes nušvintame tą ugnimi ir tą šviesą. Taigi gausime dvasią, kuri yra tame tarpe ir pranašystės dvasia, ir regėjimo dvasia, ir Viešpats kartais kalba ir per sapnus, bet čia atskiros temos, į kurias reikėtų atskirai gilintis tiek apie pranašystės, tiek apie regėjimus, tiek apie sapnus, atskiros plačios temos. Gavus šventąją dvasią truputį vėliau pasigilinsime bent jau į kalbų dovaną. Mes jau matėme, ar ne, kad šventosios dvasios gavimo ženklai yra kalbėjimas savo dvasinę kalbą, dangiškąją kalbą, ir taip pat pranašavimas kartais pasireiškia. Toksai paprasčiausias ir tiesiausias kelias į dvasios, kaip čia, patvirtinimą arba patvirtinimą, kad aš gavau dvasią ir kad ją priimu, yra kalbėti savo dvasios kalba, savo dangiškosios karalystės kalba, ištarti bent keletą žodžių. Žinote, tikrai manau, kad jaučiate kažkur savo viduje, kad yra tokia vieta ir yra joje kažkokie tai žodžiai arba net
Nebūtinai aišku žodžiai, gal tiesiog dejonė ar garsas, kuris yra pats tikriausias jūsų garsas ar žodis ar balsas, kurio galbūt niekad neleidote savo išgirsti ir tuo labiau balsu pasakyti tai, kas ten yra. Tai, kas sunkiai išreiškiama žodžiais, to, ką mes negalime pasakyti, kai norime pasakyti apie tai, kas mes esame kitam asmeniui. Pats giliausias dalykas, pats intimiausias dalykas, kur norėtumėm kažkam pasakyti apie save, bet neturime žodžių. Tai vat galime tai pabandyti užčiuopti savo sieloje ir kai gausime šventosios dvasios dovaną, kaip patvirtinimą, kad mes ją priimame tikėjimu, ištarti tuos garsus ar žodžius, kurie yra mūsų pačiam giliausiam, mūsų sielos kampelyje, esybės pačioje šerdyje. Tai, kas mes iš tiesų esame dar prieš gimstant čia šioje žemėje ir išmokstant čia šio žemišką kalbą. Mes jau turėjome savo dangiškosios karalystės kalbą. Kaip įsikūnijame motinos įsčiose. Dar prieš tai, prieš mums gimstant, prieš pradedant girdėti žemišką kalbą, mes jau girdėjome ir žinojome savo dangiškąją kalbą, dvasinę kalbą, Dievo karalystės kalbą. Pabandykite ją atrasti savo viduje ir ištarti jos kelius žodžius. Dvasia dažniausiai mumise šlovina viešpatį. Tai pirmas dalykas, ką jį trokšta daryti. Pašlovinti viešpatį, pašlovinti Jėzų Kristų. Tai gali būti žodžiai, kurie šlovina Dievą, o gal visiškai nesuprantami žodžiai, kurie buvo visą laiką užgniaužti ir niekada jiems neleidome iškilti į paviršių ir išsiveržti, tuo labiau per savo balsą. Na ir jeigu esate čia šiandieną kartu su manimi, tai tikiu, kad jūsų atsakymas į šį klausimą yra tvirtas, nedvejojantis, absoliutus. Taip, su kuo jūs ir sveikinu ir labai džiaugiuosi. Ir kviečiu jūs kartu su manimi keliauti į maldą, sekti mane ir kartoti paskui mane. Dabar aš trumpai pasimelsiu už jūs, o po to pakviesiu jūs melstis kartu su manimi. Taigi šiandien jūs prašote šventosios dvasios, krikšto bei patepimo. Viešpatie, aš dėkoju už visus ir kiekvieną asmenį, kuris šiandien yra čia ir trokšta bei laukia šventosios dvasios dovanos. Viešpatie, aš dėkoju tau ir už tuos, kurie ką tik naujai tave atrado. Ir galbūt visiškai nesenai, tik dabar atidavė tau savo širdį ir gyvenimą. Įtikėdami tavo sūnaus Jėzaus Kristaus išgelbėjimu, skirtų kiekvienam iš jų asmeniškai. Aš dėkoju tau, viešpatie mano Dieve, už meilę, kuria tu juos kiekvieną atskirai myli. Dėkoju, kad tu surinkai juos visus čia, į šį susitikimą, ištroškusius tavęs, viešpatie, ir kad tu juos atvedei gauti tavo trokštamą jiems išlieti savo šventosios dvasios dovaną, bei juos pakrikštyti šventosios dvasios ugnimi. Dėkoju tau, Tėve, kad esi su mumis ir kad išlieji savo, viešpatie, savo šlovę, kad tavo galinga šlovė yra dabar čia ir ten, kur mes esame, kur kiekvienas iš mūsų yra, kad tavo šlovė nusileidžia ir pripildo atmosferą kiekvieno
manęs besiklausančio žmogaus erdvėje. Viešpatie, šiandien yra kiekvieno iš jų susitikimo su tavo dvasia diena. Ačiū, kad ir tu esi su mumis kartu, Jėzau Kristų, šiame momente. Viešpatie, mes tave garbinam ir aukštinam ir šlovinam tave, bei tau dėkojame. Dabar sakykite kartu su manimi. Ačiū tau, Viešpatie Jėzau Kristau, kad myli mane. Jėzau, prašau, pakrikštyk mane šventąja dvasia ir jos ugnimi. Patep mane šventosios dvasios patepimu. Tėve, išlieki mane savo dvasią. Duok man šventąją dvasią, guodėją, globėją ir užtarėją, kad ji pripildytų mane, ugdytų mane, augintų mane, mokytų mane ir vestų mane į visą tiesos pažinimą. Aš priimu tavo šventosios dvasios dovaną ir krikštą, bei šventosios dvasios patepimą, tikėjimu ir pasitikėjimu, kad man paprašius tai jau įvyko. Ir aš priimu visas šventosios dvasios dovanas, nes Viešpats išliejo jas į mano gyvenimą kartu su šventąja dvasia. Šventoji dvasia, aš priimu tave į savo širdį, į savo sielą, į savo protą, į savo gyvenimą, į savo namus. Sveika atvykusi šventoji dvasia, aš esu tavo buveinė. Pripildyk mane visą, atkurk ir atstatyk, kas buvo sugriauta ar nuniokota. Nuo šiol aš ir mano namai būsime Viešpaties šlovės buveinė. Išstumk ir išvaryk iš manęs ir iš mano aplinkos viską, kas netitinka tobulos Viešpaties valios. Nes aš ir mano namai trokštame tarnauti Viešpačiui ir daryti tik tai, kas jam patinka. Nuo šiol gyvensiu gyvenimą pagal dvasią, o ne pagal kūną ir ne pagal sielą. Taip pat aš priimu savo dangišką maldos kalbą, savo dvasios kalbą. Ir kaip įrodymą to, kad aš tave gavau šventoji dvasia ir priėmiau tave, ištarsiu keletą žodžių savo dvasios kalba, kaip Viešpats duos man prabilti ir kaip šventoji dvasia mane įkvėps. Ištarsiu keletą žodžių ar garsų, ar dejonių, ar šlovinimą, ar giesmę, kas tik kyla iš mano sielos ir dvasios gelmės, kokie tai bebūtų garsai, ar suprantami, ar nesuprantami žodžiai. Nes kiekvienas esame vis kitaip skambantis instrumentas, todėl mano dangiškoji dvasios kalba nėra palyginama su niekuo kitkuo. Ji yra unikali mano kalba, mano dvasios kalba. Dar prieš man gimstant šiame pasaulyje, man duota pokalbių su tavimi, mano Dieve. Todėl pasitikėdamas tavimi Viešpatie Jėzau Kristų ir šventąja dvasia, aš tariu iš manęs kylančius žodžius ar garsus savo dangišką dvasios kalbą, kaip ženklą, kad priimu šventosios dvasios dovaną ir krikštą bei patepimą. Ačiū tau, Dieve, dėkoju tau, Jėzau Kristau, kad mane krikštiji šventąja dvasia, uždegi mane karštą jos ugnimi, meilės tau degančių karščiu, pripildai mane šventosios dvasios galybę ir meilę. Dabar pat, šį momentą, šią sekundę, patepi mane dvasios patepimu. Taigi, štai Jėzus krikštija jūs dabar pat šventąja dvasia.
Viešpatie, aš sakau dabar kiekvienam iš manęs klausančių Jėzaus Kristaus galingų vardu. Būk pripildyta šventosios dvasios. Priimk šventąją dvasią. Dabar pat galingų Jėzaus Kristaus vardu. Kalbėk savo dangiškąją dvasios kalbą. Tiesiai su viešpačiu ir melskis bei šlovink jį. Atverkite burnas ir leiskite išeiti garsams, maldos žodžiams, šlovinimo žodžiams, dejonams. Savo dangiškąją kalbą, savo dvasios kalbą. Nesulaikykite, negesinkite dvasios. Viešpatie, aš patraukiu bet kokią sumaištį, kilusią ar kylančią šių žmonių galvose, mąstyme, protuose ar širdise. Dėl to, ką jie galbūt girdėjo apie tavo dvasinę kalbą ir jos naudojimą. Dieve, dabar pat Jėzaus Kristaus vardu, te pasišalina bet kokia sumaištis ir te tvirtas tikėjimas bei pasitikėjimas tavimi, Viešpatie, tavo sūnaus Jėzaus Kristaus vardu, bei šventosios dvasios galia, pripildo juos ramybės, aiškumo, šviesos, sveiko proto, tiesos, pažinimo, džiaugsmo, išminties, galybės, drąsos, skaistumo, tyrumo, šventumo, teisumo, teisingumo, džiaugsmo bei kitų tavo dvasios malonių ir vaisių. Te šie žmonės, Viešpatie, atpažins savo dangiškąją kalbą, savo dvasios kalbą, priims ją, bei jie naudosis drąsiai ir su pasitikėjimu. Pasitikėjimu tavimi, Viešpatie Jėzau Kristau, bei šventąja dvasia. Te tavo galinga dvasia, tikėjimo ir pasitikėjimo tavimi, ramybės ir tiesos dvasia, išsilieja į jų protus, mintis, širdis, sielas, jausmus ir emocijas. Jėzaus Kristaus galingų vardu, melskitės kalbomis. Aleliuja, šlovė tau, Viešpatie, dėkoju tau, Dieve, leiskite iš savo burnos išeiti žodžiams, kurių galbūt nesuprantate patys ir nežinote. Lik mažas vaikas, pasitikėkite. Žinote, kartais kūdikiai ar maži vaikučiai dar neišmokę kalbėti, jie burbuliuoja žodžius. Taip ir jūs, kaip mažas vaikas, dar nemokantis kalbėti kūdikis. Išleiskite iš savo sielos savo dangišką dvasios kalbą. Gal tai bus tik keli garsai, gal keli skiemenys, gal keli žodžiai, nesuprantamas garsas. Išleiskite juos iš savęs, nesulaikykite. Ir taip pašlovinkite Viešpatį ir patvirtinkite jam, kad priimate jo mums dovanojame šventąją dvasią. Gaila, kad negaliu jūsų girdėti, nes norėčiau, kad kartu pasimelstumėm kalbomis šią minutę. Bet aš tikiu, kad vėliau galbūt pribręsime ar gyviems susitikimams, ar susitikimams per šių laikų technologijas, ekranuose ir galėsime kartu sujungti savo jėgas maldoje. Taip pat ir už mūsų artimuosius, kurių išganimą ir išgelbėjimą taip visi karštai trokštame, kas jau yra įkvėpta šventosios dvasios į mūsų širdis. Ačiū tau, Viešpatie, už šventosios dvasios dovaną ir visas jos malonės, vaisius, kurias išliejai
į visų manęs klausančių gyvenimus. Dėkoju Viešpatie už krikštą šventąja ugnimi. Dėkoju šventosios dvasios patepimą, kuris dabar jos mokys ir ves į visos tiesos pažinimą, suteikdamas apreiškimą pagal jų pajėgumą priimti bei pažinti. Ačiū tau Viešpatie Dieve, dėkoju tau šlovės karalių, dėkoju tau visagali Dieve, dėkoju tau viešpatie, tebūna tau garbė ir šlovė per amžius. Amen. Ačiū Jums. Pasidalinkite komentaruose, jei turėsite kažkokių įspūdžių. Ir prenumeruokite mano kanalą, nes gali būti, kad į tolimesnį mokymą aš vesiuosi tik tuos, kur būsiu tikra, kad kurie yra priėmę Jėzų Kristų ir gavę šventosios dvasios krikštą. Kadangi mokymas, kuriuo toliau dalinsiuosi apie dangiškuosius teismus, yra tikro gyvenimo pagal dvasią mokymas. Ir aš nenoriu, kad žmonės, kurie nieko apie tai nežinodami ir nesuprasdami, užeitų ir papultų į sumaištį, nesuprasdami, apie ką eina kalba. Todėl yra didelė tikimybė, kad tolimesnius įrašus darysiu privačius, tik tai kanalo prenumeratoriams. Todėl jeigu norėsite klausytis toliau šio mokymo, prenumeruokite kanalą. Tai štai, jūs esate Dievo šventykla. Ar nežinote, kad jūs esate Dievo šventykla ir Dievo dvasia gyvena jumyse? Jei kas Dievo šventyklą niokoja, tą Dievas sunaikins, nes Dievo šventykla šventa ir toji šventykla tai jūs. Koks galingas Viešpaties pažadas, kad jei kažkas niokos Dievo šventyklą, tai pats Dievas tą sunaikins, o toji Dievo šventykla tai esame mes, aš ir jūs, kiekvienas iš jūsų, visi kartu. Viešpats niekada nebeleis mūsų sunaikinti ir nuniokoti. Šlovė Viešpačiui. Pabūkite su šventąja dvasia, niekur neskubėkite, pabūkite su šiuo suvokimu, kad esate Dievo šventykla ir kad Dievo dvasia nuo šiol gyvena jumyse. Pamastykite, ką jums tai reiškia, kaip tai keičia. Ką tai keičia jumyse, jūsų gyvenime, jūsų pasirinkimuose, jūsų ateities vizijose ir planuose, jūsų mąstyme, jūsų troškimuose, jūsų siekiuose. Jūsų sieloje ir širdyje ir jūsų gyvenime. Ir su galinga šventosios dvasios pagalba, kuri mus ir mokys, ir mums patars, suteiks mums išminties ir pažinimo, supratimo, studijuodami šventąjį raštą, mes eisime į proto atnaujinimą. Mūsų protas turi būti atnaujintas pagal šventąjį raštą.